išminties, kantrybės. Labą dieną, gerbiamas mūsų klebonas Ronaldas. Iš visos širdies sveikinam jūs gimtadienio proga ir linkim, kad visuose jūsų keliuose, jūsų darbuose lydėtų Dievo ranka ir būtų pagalba ne tik iš mūsų pusės, bet ir iš aukščiausiojo. Smagaus gimtadienio su geriausiais linkėjimais iš kitos ežero pusės. Kunige Ronaldai, metai bėga, neša išmintį, patirtis ir linkiu jums išlikti tokiu pat energingų, pilnų idėjų, kuris visus mus žadina, skatina judėti į priekį. Geros jums gimimo dienos. Kleboną sveikinu su gimtadieniu. Linkiu sveikatos, Dievo palaimos ir ištvermės. Gimtadieniu linkiu tau, kad tavo maldos būtų visada išklausytos, o tavo gyvenimas būtų pilnas Dievo meilės ir palaimos. Labą dieną. Su gimtadienio proga aš jums linkiu daug laimės, sėkmės, Dievo palaimos ir didelio Tverečėnų palaikymo. Mylim jūs, gerbiam ir džiaugiamės, kad jūs čia esate. Linkim gerbiamam klebonui sveikatos, Dievo palaimės ir visų svajonių išsipildymo. Kas yra gyvenime didžiausias turtas, ogi sveikata. Tai mes savo klebonui linkime būti labai turtingam ir ilgai gyventi ir būti visą laiką turtingam. Kiek teko matyti, susitikti su kunigais, tai vienas įspūdingiausių, kuris paliko tikėjimo ir vilties ir meilės įkvėpimą ir šventosios dvasios vedimą, tikrą nuostabą iš vidaus, iš visos širdies. To linkiu kitiems kunigams, kurios buvo paminėta, daugelį iš jų pažinojau, nes vedė kai kurie alfa kursus, dalyvavau kitoj parapijai Vydiškių, taip kad buvo iš ko pasirinkti, tai man labiausiai prie širdies šitas kunigas, kuris kalba iš vidaus. Nereikia kišenėje ieškoti žodžių ir kiek lankiau parapijiečius, visi su didelė šilma atsiliepė, kad jis išlaisvino juos iš savo tokios nevilties ir uždegė ugnį, kad tik Dievo šviesoje gali žmogus atsigauti, įgauti ramybę ir sveikti, nes Dievo pagalba tai visur ir visada lydi, jeigu yra krikščionis tikras. Ir fizinis kūnas sveiksta ir dvasinis kūnas stiprėja atsilaikyti negandas. Sveikinu jūs su gimtadieniu, linkiu laimės, stiprybės ir išminties. Džiaugiamės, kad turime kleboną, kad turime asmenį, kuris savo pavyzdžiu mus traukia ir jaunus ir senus prie Dievo, į bendruomenę, į bendrą veiklą, į bendrą supratimą. Ilgiausių metų ir Dievo palaimos klebonui. Ilgiausių metų, ilgiausių